sveiki visi. Čia jūsų nemėgstamiausias motovlogeris KO636. Ir ką, turim Speedway kartodromą čia prie Elektrėnų. Yamahėlė ready, kol kas viskas tvarkoj. Tas kol kas tai ką tik tvarkiam. Šildytuvus visada reikia išsijungti pirmą prieš nuimant, nes paskui bus pamiršta ir sudegs šildytuvai ir reikės pirkti naujus. Na ir šiaip man jau laikas nusipirkti naujus. Šaltas galas. Ką? Visiškai galas šaltas. Nebuvo jungta? Nežinau, bet šaltas. Nu tai nebuvo jungta. Priekis buvo jungtas. Galas šaltas. Nu tai gerai, turėsi menį, ačiū. O dar ir šildytuvą iki galo nebuvau įsijungęs. Tai bus prikolo. Tikiuosi, nenusivartysiu lygioj vietai. Gerai. Vėl treniruojamės tryse. Tai šitas kartodromas, galiu pasakyti, oho, kaip slysta. Šitas kartodromas yra labai, oho, negaliu, karočią, net sustot tvarkingai, nes čiuožia mocas. Tai apie šitą kartodromą kalbant, tai yra labai mažas, nu, realiai tik kartingam. Tai pradėsiu gal nuo pradžių. Tai išvažiuot pavyko vieną kartą, iki dabar išvažiavau lygiai vieną ratą ir išmetė vėl čeką, jeigu kas žiūrėjot paskutinį video, tai ir pačiam gale man buvo išmestas čekas šitam moce. Išmetė čeką, aš čia kankinausi, bandžiau ale važiuoti, kažką įrodyti, bet gavosi taip, kad man tai dingsta čekas, tai vėl yra, paskui visiškai užsidegė čekas ir nebegalėjau tęsti treniruotės. Tiesiog va čia šitoj vietoj užsigesinau mocą, kažką aš čia bandžiau įrodyti, krapščiausi. Bet visiškai nieko nepavyko padaryti, tai grįžom į pietus, pradėjom aiškintis, kas čia kaip, kas dėl ko, tą atjungt diagnostiką žiūrėt ir paskui išsiaiškinom, kad pirmam cilindre misfire'is. Nu, man jau iš karto dirba, sakau, taip lyg, sakau, vienas kaušas nedirbtų ir šiaip tie crossplane'ai turi tą savo tokį išskirtinį variklio darbą, bet kai jau vienas cilindras nedirba, tai čia ir kurčias gali išgirsti. Tai žodžiu, čia įrankių kaip visada pasirūpinom, išsiardėm ir žiūrim, kad viskas kaip ir gerai su ta babina, taip toliau, gal žvakė numirė, gal dar kažkas. Ir paskui žiūrinėjom laidukus ir pamatėm tiesiog, kad yra vienas laidas labai arti radiatoriaus ir jis nudegė ir nutrūko. Viskas, aiški problema. Tai sprendimas kirpti laidą, suizoliavom iš naujo ir dabar yra remontas pavadinimu kas laikina, tas amžina. Čia vat matot, net už driftinį išvažiuojant iš Polskio, nors vos atsidarai gazą.
Tai čia šitoj trasai realiai, galima pasitreniruoti to pačio veiksmo, kaip nulipti nuo moco, pasipratinti šiek tiek prie to nestabilumo, nes ko čia tikrai netrūksta, tai nestabilumo. Labai slidus asfaltas, ta prasme, net blizga vietom, nežinau, ar per kamerą matysis. O, vėl užmetė. Čia realiai jaučiu, kaip smuilina galą, bet, dar aišku, nepamirškim to fakto, kad aš suka, priekis nučiažė. Aina, savo vos nepergrivau. Neužmirškim to fakto. Kokio fakto? Pamiršau net apie ką kalbėjau. To fakto, kad aš su galinė nešildytą padangą važiuoju. Nes per tuos remontus turbūt kažkas užkliudė laidą, gal ir pats. Ir turim šaltą galą. Na ir čia kaip matot, absoliučiai greičio nėra, čia vien posūkiai. Darbas ant pačio moco, sėdėsena, alkūnės, riešai. Viskas gerai? Gerai. Mano dirba gerai, o ką tu čia? Biškį. Ne, kelis kartus nuslydau biškį sustausą, kur nusiraminti ir vėl vadinti. Man čia priekis nuėjo praeitą ratą, o pasirodo išvažiavau su šalta galinė padanga, nes šildytuvą neįjungiau iki galo. O man kelis kartus nuėjo, tai sakau, reikia, žinai, sustoti biškį, nusiraminti ir lėtai pavažinėti. Jo, gerai. Neturiu tiek liponų. Važiuojam. Dar vienas dalykas, tai šiandien čia jau buvo poras kritimų, tai abu mano kolegos nučiuožė, tai prieš man atvažiuojant jie jau vieną išvažiavimą padarė, bet labai nesėkmingą, abiem teko tiesiog nučiuožė ant lėto posūkį ant šono, tai taip jie patestavo, kad čia nesveikai slidus asfaltas. Aišku, man sakė prieš čia atvažiuojant, kad čia yra tikrai slidus asfaltas ir tipo su mocais nelabai, bet sakau, norim patestuoti, norim pasitreniruoti tiesiog visokiom sąlygom. Priprast prie to, kaip mocas reaguoja į tam tikrus dalykus. Tai čia toks va. Ir čia tiek jau ir nepasiguldysiu, kiek, tarkim, Smalininkose. Smalininkų daug geresnė trasa nei šita, net nėra ką lyginti.
bet vėl paslydo priekis. Nu čia, aišku, čia šiandien kame reikalas, tai yra +15, bet labai vėjuotas oras. Tai padangos labai greit atšąla, nes čia greičio 0. Gal kažkas iš žmonių, kurie žiūri, žino kokį fainesnį kartodromą, į kurį galima būtų nuvažiuoti, pasitreniruoti dar, tai parašykit komentaruose. Atvažiuosim, aplankysim, reikia prisiminti, kaip valdyti mocą, nes iš po žiemos ant tų endurkių visų pamiršau, kaip su Brito važiuoti. Gerai, pagaliau mocas dirba, maloniau važiuoti, bet viskas šitą ratuką apsku, važiuoju į pietus, užsimėsiu šildytuvus, nes ant šaltų padangų važiuoti, tai čia tiesiog nusilysiu lygioj vietai, nulaušiu kliponą ir važiuosiu namo nuliūdęs. Gerai, gana. Tai va, toks tas Speedway kartodromas, jis visiškai realiai skirtas tik motoroleriam, kartingam. Įsijungiu kilometrus per valandą, su myliam važiavau, nes buvau atjungęs akumą. Nežinau, gal reikės dar vieną ratuką išvažiuoti, pasivažinėti, gal 2, bet nelabai man čia. Ai, dar prikolas, čia yra live kamera, tai rekordinu viską, pažiūrim, kaip važiuoja kolega.
ką, realiai antras išvažiavimas ir tuo pačiu kraštinis išvažiavimas šitoj vietai. Jeigu taip, kas nors klaustų, kaip vertinu šitą trasą ir verta atvažiuoti, tai nežinau, gal yra kažkam kam ir gerai, man tai čia visiška nesąmonė. Absoliučiai nesijaučiu, kad treniruočiausi kažkoks įtaimas, bet gaunasi tiesiog, kad aš važiuoju ir tiesiog suku tos ratukus. Nejaučiu, kad kažkokį progresą daryčiau. Važiuojam, dar kartą pasivažiuosim ramiai. Taip, aš čia iš skirtingų POV pamėtau jum vaizdą, kaip atrodo tie kartodromai. Visai įdomu pažiūrėti, kaip atrodo ta trasa. Nuspręsit patys, ar norit čia atvažiuoti pasimėginti, ar nelabai. Nes šiaip pat, kai važiuoju į posūkį, tai paslydo priekis. Blemba, šitą vietą reikia ją įsimint. Vis man priekį nutempia. Ne stipriai, bet vis tiek nemalonu. Blemba. Nu, kažkokia treniruotė. Jau jeigu atvažiavom, tai reikia išnaudoti tą laiką. Neturėtų būti taip, kaip dabar, kad važiuoju į posūkį ir momentas yra, kai variklis vos nerieda. Turėtų būti, tu arba stabdai, arba gazuoji. Bet čia ant tų blizgančių posūkių visiškai mažai noro atsidarinėti. Ir dėl to, kad saugau save, mocą saugau, tai tiek to, ramiai. Čia kažkokia nesąmoninga trajektorija, važiavau visiškai. Tragedija.
galą nutempė. Ta prasme, ne vos prisiliečiu prie akceleratoriaus ir galą iš karto nutempė, nu tai pikta, nefaina. Turėtų matytis, kai banguoja motas, kai važiuoju iš posūkio. Nu bet aišku, čia toks pasivažinėjimas, kai išslidinėjai iš posūkio, tai irgi turi savo niuansų gerų, kad tu pajauti, koks jausmas, kai slysteli mocas ir taip toliau. Oi, vėl. Reikia nevažiuoti ten vidinę pusę, nes, nu, tragedija. Sakau, reikia nevažiuoti vidinę. Vėl lygiai tą patį padariau. Čia reikia turbūt labiau iš krašto įkirus, nesugalvoju.
gerai su R1 suvažiavom dviejose trasose, tai Smalininkai ir Elektrėnuose Speed kažkoks, neatsimenu kaip vadinasi, bet man nepatiko labai. Tai ką apie patį R1 galiu pasakyti, tai stabdžiai labai gerai dirba, 19 Brembo mašinėlė su 3 cilindriukų tuo suportu Big Banginiu, nu ta prasme stabdžiai kaulas. Tai kas labai gerai, kad vat, pilnai reguliuojasi pakojai, tai realiai pagal savo ūgį pasidariau man idealiai dabar. Kliponus aišku dar pasireguliavau, į kurią noriu pusę, kad būtų patogiau papačkės kliponai. Šiaip launchas veikia labai gerai, shifteris sumepintas irgi labai gerai junginėja pavaras, tai viskuo realiai patenkintas, nu, sankabo ir taip aišku, kad veikia gerai, suspensionas kaip ir visai nieko, bet aišku, reikėtų dar, jeigu nori pagal savo kilogramus pasireguliuoti, nuvažiuoti. Šiaip viskas overall sezonui, ready mocas, galima kraut, registruotis ir važiuoti, bet kodėl aš čia iš parkovkės darau šitą video, tai su Yamaha daugiau nevažiuosiu. Sorry, biški Big Bangą pašildžiau, tai dabar kaukia signalizacija. Tai su R1 nevažiuosim į lenktynės, nes R1 iš vis naudojau tik todėl, kad šiuo metu ruošia mano kitą mocą ir jau savaitgaliui bus paruoštas, su kuriuo važiuosiu visada. Tai mocas naujas, tai pagaliau uždusa. Tai mocas naujas, su kuriuo važiuosiu, todėl ir nėra klausimas, kodėl ne su šitu važiuoju, o šitą R1 pardavinėsiu. Tai jeigu kam bus įdomu, tai kreipkitės, susitarsim, susitiksim, parduosiu. Geras mocas, labai gerai važiuoja, matėt 2 video, jokių nusiskundimo, apart to vieną bobinos laiduko, kurį sutvarkėm. Tai tiek tam kartui. Čia buvo jūsų nemėgstamiausias H636 ir susimatom kitam video.